Su pavasariu. Su pirma, pasidalinau tokią istoriją šiandien paveiksliuką. Jeigu kas nematėt, pažiūrėkit. Šiaip iš tikrųjų, čia nieko naujo. Mokslininkai senai jau skambina visais varpais. Šiais laikais, kai visi tie antidepresantai, raminantis, migdomieji ir taip toliau vaistai ir aš geriami į kairę, į dešinę, per vidurį, iš viršaus ir iš apačios neįsivaizduojamais kiekiais. Žodžiu, esmė, kad nėra stipresnio antidepresantą, raminančio, nėra nieko galingesnė negu aktyvus gyvenimo būdas, judėjimas, sportas. Niekas jūsų taip nenuramins, niekas jums taip nepadės susidėlioti mintis galvoj, kaip truputį pajudėti. Šiuo atveju, to istorijai, kur pasidalinau, buvo sakoma, kad trumpi sprintukai, keli trumpi sprintukai yra kur kas veiksmingiau negu antidepresantai. Tai padės, kaip sakau jums, truputį sugrįžti į savo kūną, išlysti iš galvos nors trumpam ir galbūt tai bus pradžia kažko didesnio, kažkokių veiksmų imsitės, kažkas gero įvyks. O tie sprintukai gali atrodyti visaip, nebūtinai įsivaizduoti save skriejantį kaip lenktyninį žirgą. Galbūt tai bus nedidelis pušku, 10-15 sekundžių. Galbūt minutę palieksit. Nereikia nei kedų, nei specialios aprangos, gali su sijonu, svarbu ne aukštakulniais. Padaryti tokį vieną trumpą sprintuką. Pabėgti į priekį, pajudėti kaip galit greičiau. Padarykit kelis tokius ir pajauskit, kaip jūsų kūnas rimsta, kaip jūsų kūnas pajaus, kad tas padidėjęs ritmas, tas plakimas kažkur, guzas gerklėj, oro trūkumas, dusulys yra paprasčiausia fiziologinė reakcija. Šiuo atveju mintis gal kažkokios, o čia pamatysit, kad pajudinę kūną rimčiau, jūs jaučiat lygiai tą patį. Ir nebus taip baisu. Tai labai paprastai veikia. Pabandykit, aš sakau, kelis kartus į savaitę, bent vieną kartą pabandykit. 100% pajaučiat pagerėjimą. Nu va, o jeigu depresija ar prastos nuotaikos nėra kažką, su ko jūs kovojat šiuo momentu, turit kažkokių problemų su sprandu, norit pataisyti laikyseną, aš sukūriau jums tokią sistemą, 14 dienų iššūkis, ten žingsnis po žingsnį jūs galit pasinaudoti pratimais, patarimais, su kuriais išspręsit savo galvos sprando skausmos, patiesinsit laikyseną, išmoksit kvėpuoti taisyklingai, laikyti taisyklingai, vaikščioti, dirbti ir panašiai. Jeigu tai yra kažkas, kas jums aktualu, pasidalinsiu nuorodą ir pabandykit. Ir būtinai pajudėkit.